2002 metų kasmet yra švenčiama lapkričio 10 dieną pasaulinė mokslo diena. Tenka pastoviai bendrauti su mokslininkais jų laboratorijose, su jų tyrimų rezultatais, jų viešinimu, jų pritraukimu prie verslo. Verslas sako, mes norim kalbėti su mokslu, susitinki su mokslininkais, jie sako, mes norim kalbėti su verslu. Susitinka jie visi prie vieno stalo ir niekas nesikalba. Linkiu gilių pamąstymų apie mokslą ir tikrai patikėti, aš jums nuoširdžiai sakau, aš gyvenime nieko įdomesnio nesu sutikęs už mokslą. Bet jie reikia žiūrėti, nežinau, kiekvienas žiūrim vis savaip, bet reikia nebijoti žiūrėti plačiai. Reikia neatmesti ir metafizikos, o metafizika klasikiniai mokslai dabar likti atmeta. Reikia nebijoti ir filosofijos, svajonių, reikia nebijoti ir literatūros, ir meno, ir fizikos, ir socialinių. Tarp mokslo neturi būti jokių ribų. Mokslas yra vientisas.